Dabar pasižiūrėsim, kaip reikia įsikelti vieną arba kelis failus iš savo kompiuterio į Google diską. Visų pirma, ką reikėtų padaryti, tai nueiti į tą vietą, kurioje norite įsikelti savo failus. Tarkime, aš noriu įsikelti failus į aplanką biologiją. Tai aš į jį užeinu ir spaudžiu dešinį pelytės klavišą ir pasirenku failo įkėlimas. Paspaudus failų įkėlimą, atsiradusiame lange savo kompiuteryje susirandu, kokius failus aš noriu įsikelti. Ir jeigu aš noriu įsikelti vieną failą, tai pasirinksiu tą failą, kurį noriu, ir paspausiu Open arba atverti, jeigu pas jūs kompiuteryje viskas lietuviškai. Paspaudžiu ir rašo įkeliamas elementas. Jeigu jis užima labai mažai vietos, jį įkels tuoj pat, o jeigu jis užima labai daug vietos, pavyzdžiui, jeigu įkelinėjate vaizdo įrašą, tai gali šiek tiek užtrukti. Kai failas jau įkeltas, apačioje esančiame pranešime matome žalią paukštelį. O tame aplankiai, kurį įsikėlėme failą, tas failas čia yra ir su juo mes galime darbuotis. Tai yra jį atsidaryti ir jame kažką tai pakoreguoti ir panašiai. O jeigu mes norėjome įsikelti keletą failų, pasižiūrėkime, kaipgi tai padaryti. Vėl spaudžiame dešinį pelytės klavišą, pasirenkam failo įkėlimas. Na ir dabar, jeigu aš noriu įkelti daugiau negu vieną failą, aš darysiu tą patį, ką dariau žymėdama failus. Ar atsimenat, ką reikia daryti? Paspaudžiam vieną kartą su pelyte ant pirmojo failo, laikom klaviatūroj klavišą Shift ir paspaudžiam ant paskutiniojo failo. Ir štai jie visi pasižymėjo. Jeigu paspaustumėm dabar mygtuką Open arba atverti, tada visi pažymėtieji failai įsikeltų į Google diską. Bet aš dabar susidūriau su viena problema. Užduotis 1 aš jau esu įkėlusi, tai man nereikia pažymėti šito failo. Ar yra kažkokia tai galimybė, kaip pažymėti keletą failų, nepažymint vieno esančio tarp jų? Tikrai taip. Jeigu mes norime nužymėti vieną arba keletą failų, tada klaviatūroje turime paspausti ir laikyti klavišą Ctrl. Paspaudžiu, laikau klavišą Ctrl, o tada su pelyte paspaudžiu vieną kartą ant failo, kurio aš nenoriu įkelti. Klavišą Ctrl galiu paleisti ir dabar man turėtų įsikelti 2, 3 ir 4 failai, o 1 ne, kadangi jis yra nepažymėtas. O be to aš jį jau turėjau įsikėlusi, taigi spaudžiu Open ir rašo įkeliami 3 elementai, tai yra įkeliami 3 failai. Iš viso aš įsikėliau 4 ir apačioje taip ir yra parašyta įkelti 4 elementai. Pasižiūrėkime, kas būtų, jeigu mes bandytumėm įkelti failą, kurį jau buvome įkėlę. Spaudžiam failo įkėlimas. Na ir pabandykime štai šį failą įsikelti dar kartą. Spaudžiam atverti ir mumis kompiuteris iš karto įspėja, kad failas su štai šiuo pavadinimu jau egzistuoja šitoje vietoje. Ir mes galime pasirinkti vieną iš dalykų. Arba pakeisti esamą failą, taip, kad tas, kuris buvo įkeltas anksčiau, pradingtų ir vietoje jo atsirastų naujas. Mes galime pasirinkti išsaugoti abu failus, tai yra tas, kuris buvo įkeltas anksčiau, pasiliks ir šalia jo atsiras dar vienas toks pat failas. Na, arba mes galime atšaukti savo veiksmą. Aš paspausiu atšaukti ir nieks neįvyksta. Iš savo kompiuterio mes galime įsikelti ne tik failą, bet ir visą aplanką su jame esančia informacija. Kaip tai padaryti? Spaudžiame dešinį pelytės klavišą ir pasirenkame ne failo įkėlimas, o aplanko įkėlimas. Tada susirandame norimą aplanką. Aš norėčiau įsikelti štai šį aplanką. Aš ant jo paspaudžiu, tai yra jį pažymiu ir spaudžiu įkelti. Tada manęs kompiuteris paklausia, ar įkelti 8 failus. Iš kur tie 8 failai? Matyt, tame aplanke, kurį aš dabar pasirinkau, iš viso yra 8 failai. Ir Google diskas tiesiog pasitikslina, ar mes tikrai tuos 8 failus norim įkelti. Jeigu norim, spaudžiam Upload arba lietuviškai įkelti.
Na ir štai čia rodo, kad įkeliamas yra štai šis aplankas. Ir kadangi mano failai užima labai mažai vietos, jie įsikėlė beveik akimirksniu. Parašyta, kad 8 iš 8 failų jau yra įkelti. Ir štai atsirado čia naujas aplankas, kuris buvo mano kompiuteryje. Pabandykime jį užeiti. Ir štai čia yra viskas, kas buvo tame aplanke, kurį aš turėjau savo kompiuteryje. O dabar padarykim atvirkštinį veiksmą. Iš Google disko atsisiųskime failus į savo kompiuterį. Prieš tai darant, pasikalbėkim truputėlį, o kam to galėtų reikėti. Yra labai svarbu daryti failų atsargines kopijas. Tai yra, reikėtų turėti tuos pačius svarbius failus ne tik Google diske, bet ir kompiuteryje. O dar geriau, ne viename, o keliose kompiuteriuose arba atmintukuose. Kodėl? Priežastis gali būti įvairios. Pavyzdžiui, galbūt sugedo kompiuteris, kuriame turėjote labai svarbų failą. Ne bėda, jeigu kažkur kitur turite to failo kopiją. Tačiau bėda, jeigu failo kopijos daugiau niekur neturite. Kitas atvejis. Galbūt kažkas iš bendro Google disko ištrynė jums svarbų failą, o jūs neturėjote atsarginės kopijos, todėl ir failo visiškai nebeturite. O gal šiandien tiesiog pradingo internetas? Arba galbūt kažkur keliaujate, kur nėra interneto, bet norite su savimi turėti svarbių dokumentų. Galbūt užmiršote Google disko prisijungimą, o galbūt pats Google diskas šiandien tiesiog neveikia. Būna ir taip. Na ir taip toliau. Priežasčių gali būti daug. Todėl dar kartą pakartosiu. Darykite savo svarbių failų kopijas. Na, o vienas iš būdų pasidaryti failo atsarginę kopiją yra tiesiog atsisiųsti failus iš Google disko į savo kompiuterį. Gerai, tai dabar pabandykime atsisiųsti vieną failą į savo kompiuterį, o po to keletą. Ir pasižiūrėkim, kuo šitie veiksmai skiriasi. Na, visų pirma, atsisiųskime vieną failą. Taigi, pasižymim failą, paspaudžiam atsisiųsti. Tada susirandam vietą kompiuteryje, kur mes norim įsikelti tą failą. Na, pavyzdžiui, aš pasirinksiu aplanką paveikslai. Paspaudžiu mygtuką Save arba išsaugoti ir man kompiuteris šitą failą parsiuntė. Pabandysiu aš dabar savo kompiuteryje šį failą susirasti. Štai nueinu į paveikslai. Kadangi aš čia turiu labai daug failų, norėdama surasti failą greičiau, aš galiu susirikiuoti juos pagal redagavimo datą. Paspaudžiu ant, kada buvo pakeisti failai. Naujausi failai tada atsiranda viršuje ir vienas iš tų naujausių failų yra štai šitas, kurį aš ir parsisiunčiau ką tik. Gerai. Sugrįžtam į Google diską. Taigi vieną failą atsisiųsti kompiuterį labai paprasta, ar ne? Paspaudėm atsisiųsti, susiradom jį kompiuteryje ir viskas. Tačiau šiek tiek kitoks dalykas atsitinka, jeigu mes iš karto įkeliame į savo kompiuterį daugiau negu vieną failą. Pasižiūrėkim, kaip tai atrodo. Pažymėkim norimus failus. Beje, jeigu kažkurio failo nenorim ir norime jį nužymėti, ir čia galime laikyti klavišą Ctrl ir tą failą nužymėti. Tai šiuo atveju aš dabar pasižymėjau 1, 2 ir 3 failus ir juos dabar bandysiu atsisiųsti į savo kompiuterį. Taigi spaudžiu atsisiųsti ir paspaudus atsisiųsti rašoma apačioje pakuojami 3 failai. To išsiaiškinsim, kągi tai reiškia. Kai failai yra supakuoti, vėl atsiranda langas, kuriame aš galiu savo kompiuteryje pasirinkti, kurgi aš noriu tuos failus įsikelti, paspaudžiu išsaugoti ir einu ten, kur tie failai turėjo atsirasti. Vietoje tų 3 failų aš randu kažkokį tai failą su ilgu pavadinimu ir su galūne zip. Kas tai yra per dalykas? Dalykas, kokį aš čia dabar atsisiunčiau, vadinasi archyvas. Tai yra kompiuterinis terminas. Kai kurie žmonės jį dar vadina, kad tai yra paketas.
Na, bet angliškai yra archive ir lietuviškai taip pat šitokio tipo failas yra archyvas. Kas jis toks yra? Kodėl jis čia atsirado? Kodėl aš nematau tiesiog šitų 3 failų štai čia? Dabar pagalvokim apie realų gyvenimą. Įsivaizduokit, kad jūs užsisakėte prekių internetu ir jas jum atsiunčia į namus. Kokiam pavidale tos prekės pasiekia jūsų namus? Paprastai jos būna supakuotos į dėžę, ar ne? Jeigu jie nebūtų dėžėje, jos būtų labai nepatogu nešti, ar ne? Panašiai yra ir kompiuteryje. Kadangi aš dabar bandžiau savo, tai yra į savo kompiuterį, atsisiųsti daugiau negu vieną failą, prieš juos atsiųsdamas, kompiuteris tuos failus tarsi supakuoja į dėžę. Ta dėžė ir yra archyvas. tą dėžę mes galim atsidaryti. Ir štai viduje, to archyvo viduje arba tos dėžės viduje, matosi visi šitie 3 failai, kuriuos aš ir įsikėliau. Bet pamąstykim dar kartą apie tą siuntinį, kurį mes gaunam į namus. Kai mes gaunam dėžę supakuotą, ką mes visų pirma su ją darom? Jeigu mes norim ištraukti iš jos savo prekes, mes tą dėžę išsipakuojam, ar ne? Kompiuteryje yra lygiai tas pats. tą archyvą mes turime išsipakuoti. Jeigu mes jo neišsipakuosim, tada mes į tuos failus galėsim tik pasižiūrėti, atsidaryti, kas yra jų viduje, bet negalėsime jų redaguoti. Na gerai, tai kaip išpakuoti tą archyvą? Aš jį dabar uždarysiu, paspausiu ant jo dešinį pelytės klavišą ir tai, ką čia pamatysite, jau priklausys nuo to, kokį jūs kompiuterį namie arba darbe naudojat. Jūs galite rasti kažką panašaus kaip extract, jeigu lietuviškai tai išpakuoti arba išskleisti. O angliškai dažniausiai būna parašytas žodis extract, tai reiškia išpakuoti archyvą. Paspaudžiu extract here, tai yra išpakuoti čia, ir išpakavus, kas įvyko. Atsirado naujas aplankas lygiai tokiu pat pavadinimu, koks buvo archyvas. Tik tiek, kad archyvas turi galūnę zip, kartais galūnė būna ir kitokia. Na, o išpakavus, aplankas, aišku, neturi jokios galūnės. Užeikim į aplanką ir pamatysime tuos pačius 3 failus. Su jais aš dabar galiu daryti, ką tik noriu. Aš galiu juos redaguoti, pervadinti ir taip toliau, ir taip toliau. Dabar pasižiūrėkime, kaip reikia pabendrinti failą kitam žmogui, kad tas žmogus galėtų to failą arba peržiūrėti, arba taip pat redaguoti. Na, pavyzdžiui, jūs darot kažkokį projektą ir dviese norite tą failą redaguoti. Kaip tai padaryti? Paspaudžiam ant reikalingo failo, pasirenkam bendrinti. Na ir šitame laukelyje jums reikia įrašyti žmogaus elektroninio pašto adresą, kuriam norit šitą failą pabendrinti. Pasirinkus žmogų, su kuriuo mes norime pabendrinti šitą failą, mes turime pasirinkti, ką tas žmogus galės veikti su tuo failu. Jeigu pasirinksim redaktorius, reiškia, tas žmogus ne tik galės peržiūrėti failą, bet ir jame kažką parašyti arba ištrinti. Jeigu pasirinksim, kad gali peržiūrėti, tai tas žmogus tą failą galės tik atsidaryti ir viskas. Jis jame nieko negalės daryti. Taip pat galime pasirinkti, ar pranešti žmonėms ar ne. Ką tai reiškia? Jeigu čia paliksime paukštelį pažymėtą, tada tas žmogus gaus ne tik tą failą, bet ir elektroninį laišką, kuriame bus parašyta, kad jūs pabendrinote tą failą su juo. Jeigu nužymėsime paukštelį, tas žmogus elektroninio laiško negaus. Na, o prie laiško jūs galite dar kažką parašyti. Labas, siunčiu tau tokį ir tokį failą. Kai paspausite siųsti, tas failas bus pabendrintas su tuo žmogumi. Dabar pasižiūrėsim, kaip failą pakeisti į PDF formato failą. Atsidarykim savo failą. Na ir įsivaizduokim, kad mes čia turim daug duomenų, pavyzdžiui, kažkokį tai tekstą, kažkokias lenteles. Viską labai gražiai susitvarkėm, nuspalvinom, prirašėm ir taip toliau. Ir mes norim tą failą, pavyzdžiui, išsispausdinti. Kokios gali įvykti problemos? Jeigu jūs darbuojatės ne su PDF failu, tai tas failas jums gali išsikraipyti. Taip paprastai nutinka, kai mes
Failą sukuriam su viena programa, tada atsidarom jį su kita programa, paredaguojam, paskui vėl įkeliam į Google diską, vėl jį redaguojam su dar kita programa. Na, kai yra skirtingos visokios programos, tai failas gali kažkaip išsikraipyti. Esat turbūt patyrę tokius dalykus. Gražiai susitvarkėt paraštės, visas eilutes, kad viskas gražiai tilptų, bet parsinešat failą namo ir kažkas ten jau nebetelpa. Vienas žodis persikelia į kažkokią tai kitą vietą ir panašiai. Išsikraipimai gali įvykti ne vien todėl, kad jūs dirbote su skirtingomis programomis. Dažniau išsikraipimai vyksta tada, kai žmonės prideda per daug tarpelių ten, kur jų neturi būti. Pavyzdžiui, tarp dviejų žodžių padeda ne vieną tarpelį, o daugiau, taip neturi būti. Jeigu jūs labai gerai susitvarkot failą pagal visas formatavimo taisykles, tai šansas, kad failas jums išsikraipys, lieka labai nedidelis. Na, kad ir kaip ten būtų, norint išvengti failo išsikraipimo, geriau yra paversti jį PDF formatu. O tai padaryti labai paprasta. Paspaudžiam ant failas, tada atsisiųsti. Ir čia jums yra keletas pasiūlymų, kokiu formatu jūs norėtumėte tą failą atsisiųsti. Vienas iš variantų yra PDF dokumentas. Paspauskim ant jo, vėlgi aš pasirenku aplanką, kuriame noriu, kad failas atsirastų, spaudžiu išsaugoti ir einu pasižiūrėti, o kaipgi jis atrodo mano kompiuteryje. Štai šitas failas, aš jį atsidarau ir aš jame galiu tik pažymėti tekstą, bet negaliu čia nieko daryti, nei jo ištrinti, nei paredaguoti, nei pakeisti teksto dydį, nieko. Tiesiog peržiūrėti, atsispausdinti ir viskas.